Mes, antrakursiai žurnalistai, atvėrėme daug Klaipėdos universiteto durų. Užėjome net į bendrabučius. Beldėmės, kol mums buvo atidaryta. Vieni bendravo noriai, kiti musikavo rankomis lyg išvydę vaiduoklį. Ir visų teiravomės, kaip sekasi studijuoti Klaipėdos universitete ar patinka Klaipėdos miestas. Teiravomės, ar nekamuoja namų ilgesys, ar moka be mamos pagalbos įsikepti kotletų. Ir linkėjimų krūvą pririnkome, o dabar visą tai rodome jums. Man jau labai seniai patinka biologija ir norėjau kažkur išvažiuoti iš savo gimtojo miesto Kauno. Vilniui niekas nepatiko, tai štai aš ir čia. Rekomenduočiau, nes šis universitetas yra prie jūros, siūlo vienintelį Lietuvoje universitetinį radiologijos išsilavinimą. Kodėl pasirinkai žurnalistikos studijas? Nes noriu būti dokumentinių filmų kūrėja. Aš atvykau dėl jūrų biologijos, tai nežinau, ar tai skaitosi, kad tik dėl jūros. Negaliu dar pasakyti apie visas specialybės, bet bent jau pas mus tai labai daug praktikos yra, ko kiti universitetai tikrai nesiūlo. Ta prasme, nuo pirmų dienų jau mes rytoj turėsim pirmą laboratorinį darbą. Ir taip pat labai inovatyvi ir perspektyvi specialybė. Dabar visokių biologų, ekologų labai trūksta. Labai džiaugiuosi kursiokė, dėstytojos visos labai fainos, žodžiu, viskas super. O galbūt turi vieną kokią favoritę dėstytoją? Rosita. Buvo planų į Vilniaus universitetą, bet kadangi priėmė į Klaipėdą, aš labiau į Klaipėdą norėjau, toks patinkamas labiau miestas. Valiu duodam ir jūs eikit. Sunku mokytis. Kažkaip tikėjausi, kad bus biški lengviau. Atėjau irgi iš tokios mokyklos, kur taip drūtai reikėjo mokintis, bet kol kas sunku įsivažiuoti, po truputį. Sužavėjo savo išskirtiniais architektūra, kadangi daugiau, kiek mačiau, Lietuvos universitetų niekur nėra, kad būtų tokio stiliaus universitetas. Tai esat nusiteikus labiau studijuoti ar studentauti? Labiau studijuoti, bet vis tiek reikia ir pastudentauti. Tai jau mokėdama gerai lietuvių kalbą, bet pasirodo, kad nelabai gerai, aš iš tikrųjų tą lietuvių kalbą moku. Dėstytojai iškart labai mumis pradėjo globoti ir labai greitai sukūrėm ryšį su jais. Mes esinių studijų studentai, bet įdomios paskaitos pagrinde patinka pačias studijas. Viliojo tai, kad į Klaipėdos universitetą stoja mažas studentų skaičius iš mano aplinkos. Norėjosi visiškai atsitraukti nuo visų ir galbūt iš naujo pradėti. Ir jūra galbūt irgi toks privalumas, taip pat atsipalaiduoti, taip pat galima po paskaitų. Mane tai tiesą sakant prigąsdino, kad iš Vilniaus labai greitai parbėgsi čia atgal, nes Vilniuje labai didelė konkurencija. Tai dar atsižvelgiant į tėvų norus, pasilikau čia. O aš pasirinkau Klaipėdos universitetą vien dėl to, nes gimiau čia, augau, patinka jūra ir apskritai tiek antro kurso žurnalistų, tiek trečio kurso žurnalistų pažįstu ir iš šių atsiliepimų supratau, kad čia bus geriausia. Nes ramus miestas, universitetas yra ir gražus, ir patrauklus savo studijų pasirinkimu, dėstytojai malonus ir geros sąlygos studentam. Taip, tai studijuoju archeologiją ir istoriją su pedagogikos kvalifikacija. Noriu būti istorijos mokytoja, tai kas be ko nauda ir studijos tikrai yra įdomios. Duoda pačiupį daiktų. Miela kaimynė atnešė tortą. O koks yra pagrindinis tavo maistas, kurį daraisi? Grikių. Nes toks studentiškas gyvenimas šiek tiek. Bulvės ir grikiai. Tai bulvėm ir grikiais ir esi gyva, taip? Jo. O ką darai valgyti dažniausiai? Sakau, kokius 3 dienas iš eilės sumuštinius valgiau, dabar makaronus gaminaus. Prabangiau kažką, ar ne? Prabangiau. Šiaip viskas labai paprastėjasi. Galbūt tas atsirado, nes kur supranti, kad ne viskas atsiranda ir yra taip, kaip namuose esam pripratę, kad ir šiukšlių maišus jau reikia pirkti, feiri. Labai fainas bendrabutis, nesitikėjau, kad dušas tik ant 4 žmonių dalinasi. Visi žiauriai draugiški, kai ateini į virtuvę, visi labas pasako. Ką palinkėčiau, tai nepasiduoti, jeigu atrodo, kad sunku, tai taip tik atrodo iš tiesų. Į tas studijas įsivažiuosit.